1955 metai, 1969. Nuostabūs metai. Kiek daug vyko dalykų, kuriuos šiuolaikiniai žmonės turėtų žinoti. Ir to žmonės, kurie tada ten dalyvavo. Mes išgelbėjom Dariaus Girėno tėviškę. Kokie buvome drąsūs žygeiviai. Aš kitų ramoviečiai, aišku, folkloristai, kurių dar beveik nebuvo, dar ansamblių nebuvo. Negaliu, tik tai dar Askilos klubas tuo metu kūrėsi. Tai vadinčiau, kad praktiškai iniciatyva buvo Rimanto Matulio, Tado Šidiškio, tai yra žygeivių iniciatyva. Sužinojo, kad nugriaus Dariaus Girėno tėviškę iki pamatų su buldozeriais. Man tik tai buvo užduotis atvežti kuo daugiau studentų, keliaujančių studentų. Aš tą žinoma padariau. Ir mes 3 dienas nešėme rankomis žemės ir supylėme Milžinkapį. Mes va šitai su kas ko turėjom, brezento, dar kažką, kas neštuvę turėjo, buvo laimingas, kiti neturėjom. Per šaltą buvo drėgna, lietus lynojo. Iš karto buvo skulptorius, kuris iš karto iškalė Dariui, dabar jūs galite pamatyti, nuvažiavę ir džiaugtis šito užrašu, jis stovi tenais. Bet viskas buvo daroma tuo pačiu metu, tuo pačiu kartu. Ir aplink stovėjo vėl saugumiečių būriai, stovėjo, sekė, ką mes darome, bet mūsų buvo labai daug. Mūsų buvo apie 500–600. Mūsų negalėjo, jau būtų buvę 50, mumis būtų visus susodinę, labai lengva būtų. Bet mūsų buvo daug, kadangi Rimas ant universiteto blankų, nežinant rektoratui, niekam nežinant, parašė raštą Šilalės ir Klaipėdos rajono mokykloms, kultūros centrams ir išsiuntinėjo, kad bus tulka Dariaus tėviškėje. Atvykit, Rimą galvodami kviečia universitetas, rektorius kviečia, važiuojam. O kad pasirašė vietoj rektoriaus Matulis, tai niekas to nežinojo. Ir nustebo, kada, aš pati nustebau, gerai, kad man nepasakė. Aš buvau tik 2 kurse, studentė, dar jauna gamtos fakulteto. Iš kur tie mokiniai, iš kur tie žmonės vietiniai pasiruošę su karučiais, kaip čia taip mes neatsivežim tokių dalykų. Ir tokie dalykai, kurie rizikavo, bet užtat išgelbėjom Dariaus Girėno tėviškę. O uždarimas buvo stebuklingas. Čia dainuoja Veronika. Su ilgais juodais plaukais. Jinai nepylė Pilkapį, bet atvažiavo į uždarimą. Lietuva brangi. Ir aš niekaip neprisimenu, vis klausiu. Ar mes dainavom tada himną? Bet Lietuva brangiai turbūt buvo mūsų tada himnas. Mes tikrai dainavome ir aš tą patį atsimenu. Ir kalbėjo. Aš turiu daug nuotraukų, bet nedėjau. Šiaip atskirą visiškai pranešimą daryti. Poetas Jonas Greičiūnas, kuris atkentėjo Sibiro lageriuose, kuris stovėjo Kauno aerodrome ir laukė sugrįžtančių didvyrių. Ir nesulaukė, supratęs, kad jau jie nebegrįš, jisai sukūrė eilėraštį. Ir tą eilėraštį paskui išvežė į Sibirą, atkentėjo Sibiro lagerius. Ir jis pirmą kartą 69 metais, gegužės mėnesį, mums perskaito tą eilėraštį. Tai yra stebuklas. Atvyko Dariaus ir Girėno bendramžiai, Lakūnai, Zauka, Pekarskas, Ašmenskas. Deja, vienas iš jų už 2 savaičių neaiškiom aplinkybėm žuvo. Tai irgi rodė, kaip saugumas bijojo, kad mes jiem leidom kalbėti. Jie pirmą kartą galėjo čia kalbėti. 69 metai. Tai toks, žinokit, buvo stiprus įvykis ir parvažiuoti neįmanoma, Judrėnai, kur Vilnius, toliausiai. Ten dabar nuvažiuosit muziejų, rasit, ten bus trumpai aprašyta ir mūsų, bet ne viskas trumpai aprašyta. Ir Kauno aerouosto sunkvežimis atvažiavo, Kauno aerodromo darbuotojai netgi išdrįso atsiųsti sunkvežimį ir su savo darbuotojais.
Ir sugrūdo mumis Vilniečius kaip silkės į tą būdą ir atvežė iki Kauno, stovėdami, miegojome, taip susispaudėm, kad neturėjom kur nuvirsti. Paleido traukinių stotį, pirmų traukinių į Vilnių ir ką daryti, ar eiti į paskaitas, ar miegoti šlapia, bruzina, brezentinė šturmuotės, viso 3 dienos, nešta žemės. Ai, galvoju, greitai nusimaudo ir bėgu į pirmą paskaitą, paskui pamiegosiu, o ne atvirkščiai. Ir jau stovėjo Grutuotas Gazikas prie Čiurlionio gatvės fakulteto durų. Mane ir Joną Grabavičių, nes Jonas Grabavičius, mano kursiokas, buvo Vilniaus universiteto žygeivių klubo pirmininkas, o aš buvau gamtos fakultetų žygeivių sekcijos Gabija pirmininkė. Prodekane atidaro duris, tai žygeiviai vėl prisidirbat. Jūsų laukia, važiuokit. Na, ir taip po Tauro kalno. Kas parašė tą raštą? Kas gavo firminį blanką rektoriaus? Tikrai, kad aš nežinojau, nežinau. Tai, žodžiu, visko buvo, o mūsų gamtos fakulteto dėstytojai užtardavo. Prieidavo, kai grįždavo visą drebantį, pasilenkdavo profesorius Chomskis ir sakydavo, nepergyvenk, viskas bus gerai. Eidavo pas prorektorių Sudavičių ir prašydavo, kad neišmestų iš universiteto.